Teka mėnulis virš mūsų miesto, virš Lietuvos, virš Žemės žmonių planetos. Kas jame gyvena, negyvena, kokia kita mėnulio pusė, kurios mes niekada nematome. Ilsisi apšviestas mūsų žiemiškas parkas, tolumoje stūkso mūsų bažnyčia, tokia graži ir didinga, kaip ir visa Dievo kūrinyje. Kažkur čia užšalę du mūsų ežeriukščiai, laukia pavasario galbūt. Brėkšta aušra, nuostabus, nepakartojamas kiekvieno ryto dangus, kaip ir kiekvienas žmogus, nuostabus, nepakartojamas. Ir kiekvienam šios planetos gyventojui kyla viena ir ta pati Saulė. Mūsų beveik 7 milijardai, o ji viena duoda šilumą ir gyvybę visiems. Ir visai nesvarbu, kur esi, ar nedidelėme Lietuvos miestelyje, ar Persijos įlankos smėlynuose bandai Saulę pagauti delne, ar Maroko platybėse, Madeiros glėbyje, Latvijos ar Lietuvos pajūryje, net jei debesys didžiuliai rytasi dangumi, visada žinai, kad ji yra visur viena ir nepakartojama. Akis įsmeigia, rankas ištiesia, apakę savo šviesa, eina ir eina žmonės į tiesą, nors patys yra tiesa. Saulė po kojom tekės ir leisis, viskas bus kelyje, paskui saulę eisi ir eisi, rankomis siekdamas ją. Kiekvieno iš mūsų net gamtos matymas ir grožio pajautimas yra unikalus. Taip, mėnulį, saulę, debesis matau aš, tiesiai per savo langą. Man tai išties gražu, todėl noriu šiuo grožiu pasidalinti ir su jumis. Sakoma, kad žmonės kalba apie orą tada, kai neturi ką pasakyti. Tačiau aš manau, kad šie vaizdai yra tikrai gražūs ir verti to, kad juos pamatytų daugiau žmonių.